Labas rytas. Rodo likti, kad aš laivė. Palauksiu pirmų prisijungiančių. Ir šiandien mes pakalbėsim apie pinigų psichologiją. Trumpai pristatysiu. Dar lauk, nes nors kad keli pradžioje prisijungtų, kad pradėčiau kalbėti. Galbūt gal jungiasi tie, kurie pirmą kartą mane mato arba kažkas nusiuntė nuorodą pasižiūrėti mane, ne? Tai aš esu Agnė Gontytė Filistovič, finansinių transformacijų specialistės, finansinių pokyčių kaučerė, specializuojasi būtent pinigų psichologijoje ir verslo psichologijoje ir padedu žmonėms pakelti savo pajamas, nuimant įvairiausius pasąmoninius blokus bei pakelti savivertę. Tai vat, aš apie tai, aišku, dar aš esu ir neurografikos instruktorė, tai yra darbas su pasąmonė per piešimą ir padedu taip žmonėms. Kažkaip arba mano Instagramas streikuoja, arba nerodo, kad kas jungtųsi. Noriu, kad nors kažkas pasijungtų. Gerai, gal aš pradėsiu po truputį, jeigu kas paskui pasižiūrės. Va, pirmoji prisijungus yra. Gerai, tai tada pradedu. Tai šiandien aš kalbėsiu apie pinigų psichologiją, kas tai yra, su kuo tai susiję ir dar pristatysiu, papasakosiu apie vadinamą pinigų piramidę. Ir čia tikrai nėra apie tas finansinės piramidės, tai yra visiškai kiti dalykai, tai yra psichologiniai dalykai, kas vyksta mūsų pasąmonėje. Taigi, kas yra ta pinigų psichologija? Iš viso, tai visos tos iš tikrųjų nematomos iš pirmo žvilgsnio priežastis, kurios formuoja žmogaus mąstymą ir santykį su pinigais. Yra tokie tikrai suvokimai, tikrai kiekvienas girdėjote, turtingo žmogaus mąstymas ir vargšo žmogaus mąstymas. Ir būtent kas stovi už tokio mąstymo, nuo ko prasideda, kodėl žmogus turi vienokį mąstymą arba kitokį, kas priveda jį prie tokio mąstymo, kaip su visu tuo eiti į santykį, taip, tai ir yra pinigų psichologija, tai ir nagrinėjama pinigų psichologija. Ir visa tai yra iš tikro pasąmoniniai procesai, kurie valdo mūsų sąmonę ir kaip pasekmės pasireiškia būtent per pinigus. Nes dažnai kartoju, kad pinigai iš tikrųjų nėra apie pinigus, pinigai tai yra labai geras lakmuso popierėlis, kuris labai, kaip sakau, greitai parodo, kurioje gyvenimo srityje pas žmogų yra stabdžiai ir trukdžiai. Taigi, pinigų piramidė, apie kurią norėčiau papasakoti, tai kas jinai yra? Pinigų piramidė tai yra žmogaus finansinio žemėlapio piramidė. Ji susideda iš 6 lygių. Ir kuomet žmogus pradirba visus tuos piramidės lygius arba kitaip susirenka tuos visus lygius, problemos dėl pinigų išnyksta. Arba gal tikslingiau pasakyčiau, nebetrukdo pritraukti pinigų į savo gyvenimą ir siekti savo finansinių tikslų. Ir pinigų psichologijoje pinigai nagrinėjami kaip energija ir gebėjimas su ta energija komunikuoti. Taigi pradėsim nuo piramidės apačios. Tai tas pagrindas, tai yra taip vadinama būsena noriu, galiu, darysiu. Tai yra bazinis blokas, tai yra būsena, kuri leidžia žmogui generuoti idėjas, generuoti galimybių matymą ir gebėjimą interesą jau daryti. Netgi jeigu prisiminsit, kai kalbėjau apie tikslo realizacijos arba kūrimo etapus, taip, tai vat būtent aš užsinorėjau, taip, gavau impulsą, aš suvokiu, kad aš galiu ir aš darau, taip, pritraukiu galimybės, pritraukiu pinigus į savo gyvenimą. Ir tai yra jau šita būsena yra pinigų pagrindas šitos piramidės. Ir iš tikrųjų tai yra kontaktas su savo vidiniu vaiku, su savo kūrybinė dalimi, kuri yra, jeigu yra problemų su pinigais, jau yra ženklas, kad reikia pasižiūrėti į būtent tą kūrybinę dalį.
Pas daugelį tas kūrybinis draivas yra atjungtas dėl įvairiausių priežasčių. Kelios priežastys būtų tokios, kaip nėra galimybės būti gerame kontakte ir geroje vietoje šalia mamos ir tėčio. Tai va čia yra santykiai su tėčiu ir mama išlenda. Nėra galimybės priskirti savo vaiko pozicijos. Ne? Galbūt ir tokia situacija buvo gyvenimo, kad greitai turėjo suaugti, negalėjo žaisti, domėtis ir daryti vaikiškų dalykų, turėjo, kaip sakau, gal rūpintis broliais sesėm arba dar kažkuo. Tai va ta kūrybinė dalis, tas vidinis vaikas turėjo greitai užaugti ir jis uždaromas. Nėra galimybės atiduoti atsakomybės mamai arba tėčiui ir žaisti vaikiškus žaidimus. Ne? Tai irgi suaugti ir padėti mamai ir tėčiui. Arba, pavyzdžiui, nėra galimybės atiduoti atsakomybės tėvams už jų santykius, ypač kai vyksta skyrybos. Tėvai dar dažnai būna tokie variantai, kai sako vaikui rinkis, pas ką tu nori gyventi, tai vaikui yra visiškas totalus krachas, nes jisai dar vaikas ir jis tokį svarbų sprendimą turi padaryti, o jis myli ir mamą, ir tėtį, ir dėl to tiesiog sudrasko vaiką. Tai va, tų priežasčių yra daugiau, bet būtent tokios priežastys užgniaužia tą vidinį vaiką, tą kūrybinę dalį ir žmogus negali sugalvoti, kaip pritraukti pinigus į savo gyvenimą. Žinau, tas kūrybinės energijos tekėjimas yra sustabdomas. Ir kai nėra kontakto iš tikrųjų su kūrybinė dalimi, tuomet pinigų uždirbimas virsta sunkiu ir varginančiu darbu. Ir tuomet čia išplaukia, aišku, įvairiausi įsitikinimai, tokie kaip pinigai ateina tik sunkiai dirbant, tik daug dirbant daug turėsi, arba gyveni, arba dirbi. Ne? Tiesiog į darbą į viską mato kaip katorgą, kaip aš nenoriu eiti į darbą, kai man sunku ir taip toliau. Todėl labai yra svarbu pirmiausia nuimti blokus ir išlaisvinti tą kūrybinę energiją, tą kūrybinę dalį, kad kanalas būtų atviras gausiai. Nes esant kontaktui su kūrybinė dalimi yra gebėjimas ištyrinėti, kur dar gali būti pinigai, kur dar galima uždirbti. Ne? Nes pas mane, pavyzdžiui, būna tokių momentų, ta kūrybinė, su mano kūrybinė dalimi yra viskas okei, ir aš kalbu ne tą dalimi, kur meniškai piešia ir taip toliau, bet kūrybinė dalimi, kuris sugalvoja, sugeba sugeneruoti mintis, idėjas ir taip toliau. Nes būna man ir to noriu padaryti, ir dar tas projektas, o dar tą fainą būtų sujungti ir duoti žmonėms. Ir tada bušavoja, kaip sakau, ta mano kūrybinė dalis, ir tai parodo, kad pas mane bloko, ne, su kūrybinė dalimi nėra. Tai va, o pas ką yra, tai kaip sakant, reikia pradirbti ir dirbti. Antras laiptelis tos pinigų piramidės tai yra atsisakymo pasirinkimas. Kuomet yra išvystyta kūrybinė dalis, atsiranda toks vadinamas sekantis dalykas, kad, kaip ir minėjau, ne, su savimi noriu to ir dar tą galiu padaryti, ir dar tą, o ir dar čia visko moku padaryti. Ir kuomet yra labai daug interesų, taip, mus pradeda plėšyti visas pusės ir vidinis vaikas nežino, ko griebtis. Ir visa tai tada daroma paviršutiniškai, neįnama į gylį, dar kitaip galėčiau pavadinti, tai yra bėgimas trumpomis distancijomis. Ne? Aš ten, pavyzdžiui, veriu karoliukus, vedu sesijas, kepu pyragus, dar ekskursijas galiu pravesti ir žmogus toks tampa kaip aštunkojas, kuris nieko nespėja. Ir tai yra labai būdinga kūrybiškoms asmenybėms. Nežinau, kas čia darosi su mano Instagramu, tai išnyksta žiūrintis, tai atsiranda, bet tikiuosi įrašas viskas gerai bus, nes kažkaip tai streikuoja. Gerai, judam toliau. Ir būtent tada, kaip sakau, tas būdinga yra kūrybiškoms asmenybėms, kurios daug prigalvoja ir gali tada toks vykti išsekimas. Iš tikrųjų tai nereiškia, kad negalima užsiimti skirtingais dalykais. Esmė yra tame, kad kol visi kažkokie tai projektai nauji, aš projektais vadinsiu, ne, tuos darbus turbūt, reikia įdėti labai daug energijos, jeigu jie nauji, ne? Jeigu aš pradėjau verti karoliukus, verdu muilus, pradedu vesti sesijas ir taip toliau. Aš noriu jas išvystyti ir aš turiu įdėti daug energijos. Ir iššvaistau labai daug energijos, aš negaliu nueiti į gylį, aš paviršutiniškai su jom dirbu.
Ir kai kažkuris projektas iš tikrųjų jau išsivysto, taip, tada aš jau, ir jisai, kuris gyvena savarankiškai, tada jau galima imtis to projekto, kuris galbūt buvo, kaip sakant, nukreipti energiją jau ir į kitą projektą. Tai vat, ir tame esmė, kad iš tikrųjų, kai daug visko nori ir to yra nori trečio, sekantis žingsnis, kaip sakiau, tas antras laiptelis, tai yra pasirinkti, ko atsisakyti. Daugelis žmonių iš tikro negali ir nemoka kažko atsisakyti, o tiksliau nemoka išsirinkti. Ir tai yra dėl to, kad kažkada tai vaikystėje žmogus neišgyveno to atsisakymo, to praradimo. Nemokėjimas pasirinkti tas formuojasi, arba tiksliau mokėjimas pasirinkti arba mokėjimas atsisakyti kažko, tai formuojasi vaikui iki 5 metų. Ir tas pasirinkimas iš tikrųjų yra visada netektis. Pavyzdys dabar. Vaikas su mama nuėjo parduotuvę, mama sako, išsirink ledų, vaikas atsistojo prie šaldytuvo didžiausio, net 20 rūšių, jisai stovi ir žiūri ir galvo, o Dieve, tai kaip man dabar išsirinkti? Yra 20 rūšių, aš tik vieną turiu išsirinkti, reiškia, aš 19 turiu atsisakyti. Tai yra tokia netektis ir vaikui labai yra sunku tai padaryti. Iš tikrųjų labai yra geras variantas, kai tėvai ne tik tai su ledais, bet ir taip duoda vaikui pasirinkti iš 2 dalykų. Žiūrėk, yra du ledai, ne? Vanilinis ir šokoladinis, kurio tu nori. Nes vaikui yra iš tikrųjų lengviau tada atsisakyti vieno dalyko, ne? Negu kai yra 20 ir atsisakyti 19, kur jį tiesiog mėto. Aš manau, tai yra ir pas suaugusiusius, tas parodo, jeigu suaugęs žmogus į tą pačią parduotuvę nueina ir nežinau, ir to norėčiau, ir dar to norėčiau, ir dar šitas labai fainas, arba rūbų parduotuvė, ne moterim, ir dar šitą suknelę, ir dar suknelę. Ir tada aš nemoku pasirinkti, kas yra man, nes man pasirinkimas, tai yra, kaip ir sakiau, atsisakymas kažko, tai yra netektis. Ir grįžtant prie tų ledų, ne, jeigu vaikas ilgai renkasi, gali būti tokia situacija, kad mama sako, greičiau rinkis, arba va, imk ir pasirenka už vaiką, ne, ir vaikas tada lieka toksai nesupratęs, kas įvyko, jis už jį padarė darbą, nors jis galbūt visai kito ledo norėjo, ne. O trečias dar variantas, kai mama susinervuoja, kad vaikas labai ilgai renkasi ir pasako, viskas, tu nieko negausi, einam, visai ledų neišsirinksi. Tai va tada vaikas apskritai praranda ne tik tai 19 tų ledų, kuriuos galbūt rinkosi, bet visus 20, nes nieko nebeteko. Tai va tas pasirinkimas, tas mokėjimas atsisakyti yra labai svarbu, aišku, kad jisai formuojasi, kaip sakiau, iki 5 metų kažkur, tai jeigu jo nėra, tai reikia po truputį dabar jį ugdyti, nes yra labai svarbu tai padaryti, tą žingsnį, atsisakyti kažko tai, kad nebūtų išsiekimo ir perdegimo. Ir, kaip sakau, kažką pasirinkus, kažko aš turiu atsisakyti. Ir žmogus, kuris nemoka pasirinkti, susiduria su tokiu dalyku, kad eina į kažką tai naują, taip, daro kažko tai, imasi vis naujų kažkokių tai galbūt projektų, bet vis dar žvalgosi į seną, į tarsi praeitį. Ir energija yra iššvaistoma ir jis negali įdėti visos energijos, skirti visą dėmesį tam naujam projektui, tam kažkam tai naujam, kam reikėtų skirti, ne, ėjimui į priekį. Ir kai žmogus vienu metu vysto daug veiklų arba kažkokių tai projektų, gali įvykti, kaip sakau, perdegimas. Ir tada jis jau netenka jėgų ir energijos nieko daryti, ne? Svarbu šitam etape išmokti pasirinkti, paliūdėti, išliūdėti, susitaikyti, ne? Ir tada jau eiti ten, kur bus rezultatas. Tas atsisakymas, iš tikrųjų, kai yra priimamas atsisakymas, kažko tai atsisakau, aš turiu tame taške, kai aš atsisakau, kaip sakant, galutinai atsisakyti. Tam momente aš atsisakau galutinai, kad eidama su kitais projektais ar veiklomis ar darbais, aš nesižvalgyčiau atgal. Bet tai nereiškia, kad aš galutinai visam gyvenimui atsisakau, nes gali būti, kad aš išvystysiu tam tikrą projektą, tam tikrą veiklą ir aš vėl galiu grįžti prie to, ko aš atsisakiau. Bet tame momente aš atsisakau galutinai, kad nebūtų gręžiojamasi atgal ir švaistoma energijos ten, kur nereikia. Tai va toks yra svarbus, iš tikrųjų irgi antras etapas, atsisakyti
Taip, atsisakymo pasirinkimas. Einam toliau, tai trečias laiptelis pinigų piramidės, tai yra giminės protėvių pinigai. Tai jau ne toks kaip žingsnelis, laiptelis, bet jau stuburas. Tai yra kontaktas su giminės pinigais, tiksliau su giminės pinigų energija. Giminės pinigai iš tikrųjų labai yra didelis resursas žmogui. Tai yra visos giminės istorijos susijusios su giminės pinigais ir tai arba blokuoja, arba palaiko pinigų energiją iš giminės. Ir tai pinigai, kurių užteko, kad gyvybė būtų perduota iš kartos į kartą. Tai yra visokio istorijos, ta prasme, kaip ir nebūtinai tai turi būti turtingo žmogaus istorijos, ne, giminėje kažkieno tai. Bet netgi tas žmogus, kuris nebuvo jie pasigyvenime pinigų, bet jis, nežinau, kažką darydamas arba gavęs tą duonos kriaukšlelį, jisai sugebėjo išgyventi, jisai sugebėjo perduoti gyvybę savo vaikams, jisai sugebėjo pratęsti giminę. Ir to dėka aš irgi esu čia. Tai vat yra istorijos ir tokios, tik tai aišku, dauguma žmonės labai nori žiūrėti tuos sėkmingus žmonės, o ne žiūrėti nesėkmingus. Ir tuos nesėkmingus dar dažniausiai yra arba gailestis didelis, arba nusivylimas būna ir tokių kažkokių tai istorijų. Ir į giminės pinigus įeina iš tikro visos giminės programos, kurios arba palaiko, arba blokuoja. Tai yra ir įsitikinimai, ir antrinės naudos, ir kiti dalykai. Ir būtent tas istorijas irgi yra labai svarbu pradirbti, kad ta pinigų energija pradėtų judėti. Aišku, labiausiai blokuoja tos sunkios istorijos pinigų energiją, nes būtent žmogus žiūri skausmą, o ne gerą patirtį. Tas pats pavyzdys su ta, jeigu kažkoks protėvis, ne, jis buvo labai vargšas, bet jo dėka dėl tos duonos kriaukšlelio kažką jis sugalvojo, jisai pratęsė giminę. Ir žiūrima į tą skausmo dievę, kaip jam buvo sunku ir kaip jis išgyveno, bet nežiūrima į tai, kokią jisai galią turėjo. Jisai sugebėjo išgyventi. Nukreipiama, kaip sakau, dėmesys visas į skausmą ir matomas skausmas ir sunkumas. Ir tuo metu tada blokuojama ta pinigų energija. Nes pinigų energija nėra tik apie pinigus, ne? Tai yra ir apie gyvybės perdavimą. Taip, tai yra trečias laiptelis. Ketvirtas piramidės laiptelis tai yra jau tėvų pinigai. Tėvų pinigai iš tikrųjų tai yra perėjimas tarsi nuo giminės pinigų į asmeninius. Ir tėvų pinigai yra tarsi toks adapcinis, galbūt, jeigu gerai ištariu, mechanizmas, tai yra perėjimui iš giminės pinigų, nes tai yra energija, taip, į asmeninius pinigus, į asmeninę pinigų realybę, tai yra jau į realius pinigus. Ir iš tikrųjų tėvų pinigai gali būti ir toksai filtras, kaip ir negeras filtras, stabdantis, kuris nepraleis kažkokios dalies, dažnai būna didelės dalies, giminės pinigų energijos. Taip irgi stabdo, nes jis kaip filtras užsideda, giminės pinigai, jeigu mes pradirbame juos, ateina tarsi, bet tėvų pinigus, dar toliau tada turėtų būti jo, giminė, tėvai, tada aš. Ir tada tėvų pinigai yra kaip filtras, kuris nepraleidžia, nes ten yra blokai, kuriuos reikia irgi pradirbti. Ir kai yra pradirbama, tada jau ateina į mane ta energija. Ir aš tada daugiau energijos turiu eiti, dirbti, užsidirbti ir pritraukti pinigus į savo gyvenimą. Ir tėvų pinigus sudaro kas? Tai yra pinigai, kurie buvo įdėti vaiką, kad jisai augtų ir vystytųsi. Ir iš tikrųjų labai dažnai žmonės sako, tėvų pinigai, man tėvai nieko nedavė, mes neturtingai galbūt gyvename, pinigų nebuvo, niekas nebuvo į mane, kaip sako, investuota, ne? Ir tai yra iš tikrųjų blogai, nes yra blokuojama tėvų pinigų energija. Iš tikrųjų reikėtų atkreipti, kad tėvų pinigai tai nėra tik tai tas, kas yra pinigų pavidale. Dažnai žmonės galvoja, kad būtinai turi būti tik pinigų, davė fiziškai pinigus. Tai yra visiškai ne taip, tai yra viskas, kas buvo investuota į vaiką. Pavyzdžiui, tėvai į mane investavo, kad aš augčiau ir vyščiausi. Tai ir lovytė, tai, pampersų dar nebuvo, kai aš maža buvau, ne,
vežimėlis, maistas, paskui mokslai, galbūt būreliai, ne, tai viskas, ką tėvai investavo į vaiką. Netgi mamos pienas, tai yra irgi investicija vaikai, tai irgi yra pinigai, nes mamai, kad būtų pieno, jinai irgi, kad išmaitintų vaiką, irgi turėjo galbūt gerai maitintis, nesnervuoti, pailsėti, tai irgi yra investicija į vaiką, netgi tokiu atveju. Ir kai vaikas nuvertina visą tai, nemato, kiek tėvai įdėjo į jį, atsiranda blokai ir blokuojama pinigų energija. Ir toksai pinigų energijos nuvertinimas vyksta. Kitas dalykas, ką sudaro tėvų pinigai, tai yra visi finansiniai įsitikinimai, kuriuos turi tėvai ir kuriuos perdavė mums. Ir jų yra iš tikrųjų begalė, nes mums tėvai, aišku, dar seneliai būna perduoda, bet apie tėvų pinigus kalbant, tai yra visi įsitikinimai, kurie trukdo gyventi. Ne tik, kad gyventi, bet siekti finansinių tikslų ir traukti pinigus į savo gyvenimą. Ir dar vienas dalykas, kas sudaro tėvų pinigus, tai yra gebėjimas išeiti iš tėvų, tai yra separacija. Ir separacija, čia kalbame ne tai, kad fiziškai išeiti, atskirai gyventi. Separacija tai yra separuotis nuo tėvų. Kyla čiaudulys. Separuotis tiek energetiškai, tiek intelektualiai, tiek emociškai. Nes iš tikrųjų dažnai vaikai tarsi išeina iš tėvų, bet separacija yra neįvykusi. Ir tada, kai nėra įvykusi separacija, mes negalime atsikratyti, kaip sakant, nuimti tų įsitikinimų, kurie buvo perduoti tėvų mūsų. Tai va ta separacija irgi labai svarbi ir labai dažnai žmonių užstringa būtent toje separacijoje. Tai tiek apie tėvų pinigus. Einam toliau. Tai 5. lygis, 5. tas laiptelis pinigų piramidai, tai yra pinigų valdymas. Kai pas žmogų yra geras kontaktas su ta kūrybinė dalimi, su vidiniu vaiku, yra gebėjimas priimti sprendimą, atsisakyti tarsi kažko, tai kad nebūtų perdegimo, taip pat yra kontaktas su giminės pinigais, yra kontaktas su tėvų pinigais, taip. Tai sekantis laiptelis jau yra pinigų valdymas. Čia jau kalbama apie asmeninius pinigus. Kai žmogus geba valdyti pinigus, jis geba sukurti kapitalą. Ir šiame etape labai yra svarbu suvokti skirtumą tarp būtent vaikiškų pinigų, suaugusio pinigų ir verslo pinigų arba kitaip kapitalo. Dažnai žmonės maišo šias sąvokas ir būna taip, kad suaugęs žmogus gauna tik vaikiškus pinigus. Pasakysiu vėliau, kas yra tie vaikiški pinigai ir galvoja, kad jisai turi tų pinigų, nors iš tikrųjų tai yra vaikiški ir paskui sako, kodėl man nepavyksta nieko sukurti, kapitalo sukurti ar verslo. Nes jeigu žmogus gauna vaikiškus pinigus, jisai kapitalo ar tų verslo pinigų nesukurs. Jie sukuriami tik iš suaugusių pinigų. Į vaikiškus suaugusio ir verslo pinigus, kaip jie apibūdinami, apibendrinami, tai yra kaip įeina pinigai ir kaip išeina. Šiandien aš trumpai tik tai galbūt kaip įeina, kad aiškiau būtų. Tai vaikiški pinigai, tai yra pinigai, kurie nėra uždirbami, tai yra pinigai, kuriuos davė vaikystėje, pavyzdžiui, ne? Tai mes tuos suprantam, atrodo labai logiškai skamba, ne? Vaikiški pinigai, kuriuos davė vaikystėje. Bet paskui netgi ir suaugusio žmogaus gyvenime tie vaikiški pinigai yra. Tai yra ir dovanos, tai yra pinigai, kuriuos duoda vyras galbūt, ne? Tai yra pašalpos, palikimas, kraitis. Tai yra, kad gauti vaikiškus pinigus žmogus neturi jokios kontrolės, tai yra ne nuo jo priklauso tų pinigų atėjimas, taip pat ir kiekis. Aišku, čia gali įsivelti tam tikras dalykas, kad vaikiškų pinigų, kad vaikiški pinigai ateitų, tai reiškia, aš turiu jų nusipelnyti. Ir čia gali atsirasti toks įsitikinimas, kad jeigu aš būsiu gera mergaitė ar berniukas, aš pasistengsiu, tada pinigai ateis.
Čia būna dažnai susijęs, pavyzdžiui, jeigu su palikimu, ne, tėvai manipuliuoja turtu ir ten, pavyzdžiui, jeigu tu neteisi, nepadarysi to, tai aš pagalvosiu, gal tau neperrašysiu to buto. O kai vaikas žiūri, suaugęs jau žmogus žiūri tą, jam svarbu tas palikimas, ne, jis laukia tų vaikiškų pinigų, tada jis stengiasi būti geras, klausyti mamų, nors jau ir suaugęs yra, ir daryti kaip tėvai nori, kad tik tą palikimą gauti. Ir iš tikrųjų čia yra toksai niuansas, kai žmogus nežiūri į ateitį, jisai žiūri visą laiką į laukia palikimo, dovanų, gal kažkas duos, jisai tarsi žiūri į praeitį. Taip, jisai negali atsisukti į ateitį ir žiūrėti, ką jis galėtų padaryti ir uždirbti pinigų. Toksai bendrai apibendrinant vaikiški pinigai. Jie irgi turi būti pa žmogų, nes vaikiški pinigai yra ir tuos, kuriuos leidžiame, nes kažkur turi būti apie 10% tų išleidžiamų pinigų būti tokie vaikiški pinigai, kad su malonumu jausti, kad pinigai leidžiami su malonumu, nes tai irgi labai yra svarbu, ne tik tai, kad kaip iš suaugusio pozicijos racionaliai, aiškiai ir tvirtai, ne, tada nebus to malonumo leisti pinigų. Tai va, tie vaikiški pinigai, leidžiant su malonumu, irgi yra vaikiški pinigai. Einam prie suaugusių pinigų. Suaugusių pinigai tai yra jau uždirbami pinigai, tai yra pinigai, kurie yra sukuriami. Tai aš pats sukuriu tos pinigus. Aš pats tarsi darau tos pinigus. Aš atsakingas už jų kiekį. Taip, tai yra mano atsakomybė. Suaugusių pinigų. Ir verslo pinigai arba kapitalas tai yra jau nuosavo kapitalo dividendai, kai pinigai daro pinigus. Ir kaip minėjau, dar priminsiu, kad tik iš suaugusių pinigų aš galiu sukurti kapitalą. Iš vaikiškų pinigų aš nesukursiu. Tai va čia irgi dažnai pa žmonės būna tam tikri blokai, niuansai su šitais dalykais, kuriuos galima irgi pradirbti ir tada judėti toliau. Ir einam į paskutinį lygį, tai yra 6. lygis pinigų piramidės, tai yra konfliktai su pinigais. Kai žmogus jau moka atskirti vaikiškus pinigus nuo suaugusių ir nuo verslo pinigų, jis gali prieiti tiksliau prie tam tikros situacijos, tai yra konflikto. Konflikto tarp ko? Tai yra konfliktas tarp pinigai ir meilė, pinigai ir dvasingumas, bei pinigai ir seksualumas. Tokios stambus dalykai, kurie išlenda iš tikro pas kiekvieną žmogų skirtingose etapuose. Ir pasikelia tam tikros blokuojančios istorijos, kurios nukreipia arba į vieną pusę, arba į kitą, ne? Arba pinigai, arba meilė. Ir pas žmogų, pavyzdžiui, atsiranda meilė, kažkokie tai santykiai, pinigų sumažėja. Tai vat jau čia ženklas, kad reikėtų atsieti tą dalyką, kad pinigai nėra lygų meilė, kad aš galiu turėti ir pinigus, ir turėti ir meilę. Ne? Kartu tas toksai ekologiška situacija būtų taip, kad atsiranda santykiai, atsiranda meilė, atsiranda ir padaugėja daugiau pinigų. Dar stipresnis dalykas yra tas konfliktas yra tarp pinigų ir dvasingumo, nes dažnai žmonės nueina į kraštutinumus arba dvasingumas, taip, mokosi, medituoja taip toliau, pritraukinėja, kalba, kad pinigai yra blogis, ne? Arba pinigai tai jau yra tik tai pinigai, uždirbimas ir taip toliau. Turi būti balansas, turi būti, kaip sakoma, iš tikrųjų pinigai yra labai geras dvasingumo augimo rodiklis. Kuo žmogus, kai yra viskas, kaip sakau, be blokų, viskas tvarkinga, kai žmogus dvasiškai auga, jisai sąmoningas, jisai pas jį pinigų iš tikro daugėja. Ir santykis pinigai ir seksualumas, tai yra tuomet, kai darbas žmogų tiek patenkina, kad jis seksą keičia į darbą. Ir iš tikrųjų šitas dalykas yra dažnai tarp moterų, pas vyrus mažiau atsiranda, ten yra kiti dalykai išlenda. Ir tuomet, kai moteris visą kūrybą, visą seksualinę energiją atiduoda darbui, naujai veiklai, ypač kai pradeda kažką tai savo kurti, prasideda išsiekimas ir išvargimas. Taip? Tai vat, ir tada pinigai vėl nebeateina. Taigi yra dėl to labai svarbu šituos lygius pradirbti ir kaip minėjau, jeigu per šitos piramidės lygius yra pradirbame, tad tuomet žmogui nebetrukdo pritraukti pinigus į savo gyvenimą. Ir kaip sakau, viskas vystosi ir eina ta linkme, siekiami finansiniai tikslai.
Taigi štai tokia yra pinigų piramidė, su kuria aš norėjau jūs supažindinti. Matau, kad Rasa rašo, vau, kaip įdomu, labai džiaugiuosi, kad įdomu, nes man pačiai, kai aš pirmą kartą sužinojau apie šitą piramidę, man buvo vau. Ir iš tikrųjų, tuos dalykus, tuos trukdžius galima pradirbti, dabar irgi kuriu programą, bet labiau asmeniniam sesijam, tokius kaip paketas, kad būtent pradirbti kiekvieną blogą. Galbūt ir programą bendrą sukursiu, sakau, pas mane ta kūrybinė dalis labai, labai bušavoja ir aš labai daug ko prigalvoju, bet tada galiu, sunku kartais, tikrai sunku atsisakyti, irgi iš to mokausi, nes paskui vyksta išsiekimas, sustabdyti save. Tai tiek šiandien norėjau papasakot jum apie pinigų psichologiją, apie tą vadinamą pinigų piramidę. Tikiuosi, buvo naudinga, o susitinkam tada rytoj. Rytoj kalbinsiu vieną iš savo klienčių tiksliau arba žaidėjų, kurio žaidė būtent tą vadinamą KESAF pinigų ribos žaidimą transformacinį, kad jinai papasakotų savo istoriją, kas pasikeitė, kas vyko būtent žaidimo metu. Ir aišku, jeigu norėsi dalyvauti, kviečiu, nes jau pradedam nuo sausio 31, tai yra nuo pirmadienio. Tai ačiū Jums, gražios dienos, aš irgi einu dirbti ir susimatom rytoj arba vėliau dar kada nors. Visiems iki.